Tikriausiai galima pasveikinti Ekraną su čempionišku žaidimu ir šios dienos rungtynėse, ir visuomet čempionate. Šiandien tikrai Ekranas buvo pranašesnis, reikia pripažinti. Sveikinu komandą, tikrai jinai rodė tą žaidimą čempionišką ir sakykime, šiandien ypač pirmas kėlinys buvo labai, matėsi, kad jiems tos rungtynės komanda, sakykime, aš nesu nusivylęs komandą, prašiausia. Aš manau, kad daugelis žaidėjų mintis buvo apie sekančias taurės rungtynės, taip kad ir mūsų pagrindas buvo šiandien, taškas būtų labai svarbu, bet Ekranas pelnytai laimėjo, sveikinu Ekraną, sveikinu Valdą Urboną su eiliniu titulu, taip kad tikrai jie turi ko džiaugtis, o mums laukia trečiadienis labai sunkios rungtynės. Tikriausiai ir statydamas gynėjų grandį taip pat galvojote apie trečiadienio rungtynes. Taip, aš pradėjau iš karto po Tartu galvoti, nes daug žaidėjų yra, kurie, kaip sakoma, yra pavoję dėl geltonų kortelių. Dar yra pas mus, kaip sakoma, keli žaidėjai patyrė ir jiems tas angliška savaitė yra gana būtų sunki. Aikštės kokybė bus gana nekokia, aš įsivaizduoju, ir labai daug atims jėgų. Prašiausiai mūsų pagrindinis tikslas kuo greičiau atsistatyti ir ruoštis trečiadienį. Tas paskutinis įvartis pelnytas į Ekrano vartus iš 11 metrų baudinio. Na, bent jau šiek tiek suteikė malonumo, ta prasme, kad pralaimėta nesausų rezultatų. Ne, man rezultatas, matot, bet koks pralaimėjimas yra, ar tai būtų, aišku, pralaimėjimas tokiu kaip Narvoje, tai buvo labai skaudu, bet tai buvo granai prestižo įvartis, bet kažkokia viltis laiką buvo, liko dar kelias minutės, bet Ekranas yra patyrus komanda, išnaudojo savo patirtį ir pelnytai laimėjo čempionus.